Šiandien apie užgavėnę su blynų neatnešė man. Neatnešė blynų vaikai, bet vis tiek mokyti reikia. Nešė, nenešė, reikia mokyti. Mes atnešėm blynų. Bet tik tiem, kurie pataiko. Mokytojai, jeigu pataikysit, palaukit, Slava, tada suplanėsit. Jeigu nepataikysit, vis tiek suplanėsit. Pasiruošt? Nesuplanėsit! Ir nesuplanėsit, o man pirštą užmokėt, už gydymą turėt. Taip, mokytoja dešrą turi pavostyti. Vostit, ne tik vostit, ale kasti. Kandu. Taip atrodo, kad gyvenimas. O, gerai! Prašom, skanų ar skandyną. Kad sveikatos būtų ir žodžių nepritrūktų. Ačiū. Ir ko dar palinkėt? Kaip sakyt, kad Nors drebėjo sienos, duris, viskas taip drebėjo, kad jau biliausi. Nes taip smagiai po visas klasės. Aš galvoju. Visos. Aš galvoju, kad fotografuojam vėl filmuojam. Kiti vaikai žinojo, kad mašininis kanapinis turi kariauti. Jie visi žinojo, bet aš kažkaip prieš tą poną nenorėčiau kariauti. Mes vienam komitetui priklausom, vienai frakcijai, vienai partijai. Žiemą. Oi, aš Šaukti. Žiemą tik pradinę mokyklą. 3-4. Žiemą, lauk iš kiemo. Šitas berniukas su akiniais važiuos į Holivudą. Taip garsiai šaukia, man ausis atsilipinė. Pilna burna blynų ir taip sako. Mokytųsi bent. Kada užgavėnės bus? Rytoj. Ne rytoj. Kas dešra? Što duosiu rytoj? Kai grįšiu namo, Dievo užkrūtinės. Priklausomybės diena bus ir blynų diena. Švęskit nepriklausomybę, grįžę motinai sakykit, mama blynus kepk. Ir mama blynus turi kepk. Kurį nekeps? Tai sakykit, kad duosiu dešros. Gerai, visi gavot blynų, visi valgot. Jums šokių nesutrūkčiau. Rodykite savo blynus ir reikia. Ką mes sakom? O kaip jūs žiemą varom? Ką reikia sakyti? Žiemą, kiemo. Ačiū! Visi kartu garsiai. 3-4. Arčiau. Ateikit čia į nuotrauką jaunimas, čia aplinkui. Padainuokit, išvarykit žiemą lauk. Šypsokitės dėl Dievo meilės. Čia filmuojas, pavarykit žiemą lauk. Fotoaparatų, tai kas pašūkaus žiemą, Nu, tai ką žiemą? sakom dabar? 3-4 žiemą, bėk iš kiemo, 3-4 garsiai. Žiemą, bėk iš kiemo. Dar sykį. Išvarysim. Ir dešromi ją ištalžysim.